Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengus į viešpatės šventyklos vidų aukoti smilkalus. Smilkimo valandą laukia meldėsi gausi žmonių minia. Tuomet jam pasirodė viešpatės angelas stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akise. Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įsčių jis bus kupinas šventosios dvasios ir daugybė Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų Dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jisai žengs pirma viešpatės, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: Kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senas ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė: Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau linksmą žinią. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjęs šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko jo žmona Elzbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama: Tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Tai viešpaties žodis. Pirmajame skaitinyje šiandien prisimenam, susipažįstame apie vieną iš paskutiniųjų Izraelio teisėjų, Samsono gimimo aplinkybės. Samsonas, kuris Izraelio puslapiuose istorijos įsiamžino kaip tikėjimo, drąsos, pasiaukojimo pavyzdys iš vienos pusės, bet taip pat kaip įspėjimas dėl neapdairumo, naivumo ir tos pagundos pasiduoti savo geismams, kurią kiekvieną dieną išgyvena kiekvienas žmogus. Labai įdomu tai, kad Samsono vardas yra minimas ir švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo valandose. Lietuviškai tas tekstas neatspindi to, bet lotyniškas originalus tekstas atspindi šią mintį, giedame ten lotyniškai. Mergelei Marijai kreipinys: Tu esi nenugalimojo Samsono medaus korys. Ši eilutė
apie medaus korę, apie nenugalimą Samsoną nukelia mus į Teisėjų knygos 14 skyrių. Skaitėm šiandien 13, tai šiek tiek tolėliau į 14 skyrių. Ten Samsonas keliauja į Filistinų žemę, nes jam patiko tiesiog mergina ir panorėjo, kad jinai taptų jo žmona. Ir pakeliui, galima sakyti, į savo sužadėtuvių iškilmes, jam į kelią tiesiog išeina piktas ir išalkęs liūtas ir Samsonas, nieko nelaukdamas, tiesiog savo rankom, savo delnais tiesiog perplėšia tą liūtą perpus. Ir galiausiai iš liūto nieko nebelieka, jisai nukeliauja ten, kur turėjo keliauti. Ir kitą kartą jisai ir vėl keliaudamas jau atsivesti tos savo sužadėtinės jau kaip savo žmonos, jisai specialiai nukeliauja į tą vietą, kur jisai paliko liūto lavoną tik tai, ir tame liūto lavone jisai randa bičių spiečiaus, žodžiu, ir medaus. Tai aišku, kai jis pamato, tai nustemba ir pradeda valgyti tą medų, vaišina kitus, ir taip jisai atgauna jėgas ir gauna toliau jėgų kovoti su priešais ir vykdyti tos Dievo sumanymus, kurios Dievas jam yra pavedęs. Kodėl Marija vadinama nenugalimojo Samsono medaus koriu? Todėl, kad kai maitinuosi Dievo žodžiu, kai paklūstu Dievo žodžiams, kai nebandau išsisukinėti, kai savo gyvenimą tvarkau pagal Dievo žodį, kai Dievo žodis tampa vieninteliu mano troškimu ir prioritetu, tada net jei priešais mane iššoka nuožmus liūtai, piktosios dvasios, ydos, blogi įpročiai, visa tai, kas nori mane sudraskyti ir nori mane praryti, tai reiškia neleisti vykdyti Dievo valios, neleisti įvykti Dievo sumanimams per mane, nori mane atstumti, nori mane išgąsdinti. Jeigu aš valgau Dievo žodį, aš būsiu pakankamai stiprus, kad galėčiau tas blogybės plikomis rankomis sudraskyti. Tai reiškia atmesti visą tai, kas priešingai yra Dievui, kas prieštarauja Dievo tiesai, kas maitinasi Dievo žodžiu ir tuo žodžiu pasitiki, juo remiasi. Tas yra nenugalimas. Tokia žinia plaukia iš Samsono, tokia žinia plaukia, kai žvelgiame per Adventą į mergelę Mariją. Kai tu pasitiki Dievu, kai pasitiki jo žodžiu, kai juo renkiesi gyventi, esi tiesiog neįveikiamas. Ir vienintelis būdas tuo įsitikinti, tiesiog pabandyti radikaliai gyventi Dievo žodžiu. Dievo žodį statyti į priekį mano gyvenime. Tad tegul Marija padeda mums kasdien, kaip ji maitintis šiuo medaus koriu, Dievo žodžiu, su tokiu uolumu, su tokiu meile, kad kaip ir Samsonas, kaip ir jinai pati nieko nepabūgtume gyvenime, niekur nepasitrauktume, niekur nepabėgtume, bet eitume tik pirmyn, vykdydami Dievo planus, kovoje su tais, kurie priešinasi mūsų išganimui, mūsų laimiai, mūsų amžinybei su Dievu.